Taip pat šį savaitgalį vyksta ir KMT Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė. Ten taip pat verda atitinkamos batalijos, tačiau šiandieną, žinoma, ir šiuo metu visas fokusas į šias rungtynes ir pirmąjį kamuolį atkovoja Vilkaviškio Perlo krepšininkai. Ervinas Vilkas ten neblogą perdavimą gavo iš McBride'o, tačiau mesti nesiryžo. Jis dabar žaidžia nugarą prieš Juškevičių, numeta kamuolį Pažarauskai, Pažarauskas Railiai bando žaisti nugarą prieš Mašliogerį ir daro tai sėkmingai. Pelno 2 taškus ir rodo too small ženklą jis. 2-0 rungtynės pradeda svečiai iš Vilkaviškio. Šarūnas Vasiliauskas, Ignas Juškevičius. Dabar jis bando nugarą laužti prieš Giedrių Stankevičių. Meta atsilošęs ir meta taikliai. Abi komandos apsikeičia taikliomis atakomis rungtynių pradžioje. McBride'as. Vėl Railiui norėtų žaisti nugarą, ten yra po krepšį Juškevičius, kuris galėtų padėti savo komandos draugui ir klysta. Railiai nesusikalba čia dabar puolime su Titu Pažarausku ir pirmoji Vilkaviškio klaida. Nemažai klaidų Vilkaviškio Perlo krepšininkai darė ir praėjusiose rungtynėse su Palangos Olimpo krepšininkais. Apskritai šiame sezone po 12,9 taško klysta Perlo krepšininkai. Čia pražanga fiksuojama Titui Pažarauskui. Pirmoji jo asmeninė pražanga ir pirmoji komandinė Perlo komandai. Na, Kauno rajono Omegos komanda labai reikėjo praėjusiose rungtynėse tos pergalės prieš Jurbarko Kario ekipą. Prieš tai kitų rungtynių jie fiksavo 4 pralaimėjimų seriją ir buvo įkritę į šiokią tokią duobelę. Čia Ignas Juškevičius persveria savo komandos rezultatą, prašo jis dar bėgdamas į gynybą ir pražangos, tačiau teisėjai jos nefiksavo. Railiai vos nepameta kaimolio čia. Ir 2 taškai, nelengvi taškai. Neblogai ten gynyboje dirbosi Mašliogeris. Dabar būtent jis diriguoja savo komandos puolimui. Railiai prieš jį, Ignas Juškevičius gauna kamuolį aukštai virš tritaškio linijos ir be pražangos jos stabdyti nepavyksta. Giedrius Stankevičius čia prasižengia pirmąjį kartą. Taigi, kaip ir minėjau, Omega nutraukė 4 pralaimėjimų seriją praėjusiose rungtynėse ir šiuo metu rikiuojasi pirmųjų 8 komandų turnyrinės lentelės vietoje, bei atsilieka 2 pergalėm nuo 7 vietoje esančios Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkų. Čia McBride'as vagia kamuolį, bėga jis į greitą į puolimą. Galėjo, atrodo, ir pats užsibaigti ataką, tačiau čia gaunasi viskas dar geriau. Arminas Vilkas komandos draugo pakabintą kamuolį verčia 2 taškais su pražanga ir turės galimybę dar labiau padidinti savo komandos pranašumą. Keičiamas yra Simas Šliogeris. Aikštelėje pasirodo Robert Subetkevič. Vienas komandos lyderių šiame sezone yra būtent Robert Subetkevič. Per 35 beveik žaidžiamas minutės jis renka po beveik 18 taškų ir po kiek daugiau nei 17 naudingumo balų. Arminas Vilkas tiesa prameta baudą. Ir su kamuoliu vėl Omegos krepšininkai. Tomas Galeckas. Prieš jį Pažarauskas. Rikiuoja savo komandos draugus puolime jis. Šarūnas Vasiliauskas veržiasi pats. Geras jo perdavimas Ignui Juškevičiui. Ir nesunkus 2 Igno Juškevičiaus taškai. Lyginantys rungtynių rezultatą. McBride'o nemažai klaidinamų judesių ir niekas jo nestabdo ten po krepšiu. Pyksta, žinoma, Giedrius Stankevičius dėl nepadarytos anksčiau komandinės pražangos, kadangi tik 1 kartą kol kas prasižengė yra Omegos krepšininkai. Ten per lengvai tikrai įsileido į baudos aikštelę McBride'o, čia Šarūnas Vasiliauskas atsako 3 taškais. Puikiai rungtyniauja Šarūnas Vasiliauskas, turėjo sezono pirmojoje pusėje traumelę jis, tačiau išsigydęs ją tempia savo komandą į priekį. Šiame sezone su beveik 20 taškų vidurkiu ir 19,5 naudingumo balo. Čia jaunuolis Arminas Vilkas sugrąžina Vilkaviškio Perlo ekipai minimalų pranašumą.
10-9. Šarūnas Vasiliauskas dar kartą iš toli, šį kartą netaikliai meta Šaras. Giedrius Stankevičius atkovojęs kamuolį. Perduoda į Titui Pažarauskui ir Titas Pažarauskas. Kokį sudėtingą metimą čia su pražanga pataiko jis. Na tai yra Vilkaviškio stiprybė bėgti į greitą puolimą po atkovotų kamuolių. Tuo jie ir naudojasi. Kol kas pirmajame kėlinyje turi jie 3 taškų pranašumą. O Pavlo Karasovą keičia Tomas Pačėsas. Neseniai prisijungęs prie Omegos komandos, tuo tarpu Railiai didina savo komandos pranašumą iki 4 taškų, sužaidus beveik 4 minutės pirmajame kėlinyje. Vasiliauskas. Kyla Tomas Galeckas, priima kamuolį iš čia aukščiau nei 3-taškio liniją, veržiasi pats. Mesti ten jis nesiryžta, čia iš vidutinio nuotolio meta ir pataiko Robert Subotkevič. Mabraidas. Čia dar viena pražanga fiksuojama Omegos krepšininkams. Robert Subotkevič prasižengia pirmąjį kartą. Trečioji komandinė Omegos pražanga. Mabraidas čia labai lengvai leidžia jam priimti kamuolį varžovai ir iš karto nieko nelaukia, smeigia jis iš vidutinio nuotolio, sugrąžindamas Vilkaviškiams 4 taškų persvarą. Šaras, Ignas Juškevičius. Čia žaidžia užtvarą jis, Šarūnas Vasiliauskas meta iš toli. Paplekšnoja čia Mabraidas už gerą metimą Šarūnui Vasiliauskui per nugarą. Taip lyg sakydamas, jog daugiau nieko čia padaryti aš negalėjau. Tikrai ne patį lengviausią. Šarūnas Vasiliauskas metimą išsimetė ten, tačiau nestebina jo tokie metimai. Praėjusiose rungtynėse galime prisiminti jo metimą iš nuo vidurio linijos su pražanga. Tas metimas buvo tikslus, tiesa 4 taškais. Tuomet to metimo paversti nepavyksta. Čia Railiai blokas Ignui Juškevičiui. O dabar jau baudžiamas pražanga Railiai ir maksimalę vertę čia Robert Subotkevič pasiima iš šios situacijos. Žinoma, reikia dar pataikyti baudos metimą. Dominikas Domarkas žengia į aikštelę vietoj Tomo Galecko. Ir jau priekyje Omega Tauras LSU. Komanda 1 tašku, iki 2 ją gali padidinti Robert Subotkevič. Nepataiko, tiesa, jis baudos metimo Giedrius Stankevičius ima šį kamuolį ir Titas Pažarauskas diriguos savo komandos atakai. Tikrai gerai atrodė Titas Pažarauskas praėjusiose rungtynėse prieš Palangos Olimpą. Pelnė jis 23 taškus, surinko 20 naudingumo balų ir buvo vienas tų Vilkaviškio perlo variklių, kuris ir atvedė jo komandą į pergalę. Mabraidas iš labai panašios vietos kaip ir praėjusioje atakoje. Tiesa, dabar metimas žymiai sudėtingesnis per varžovo rankas, tačiau rezultatas lygiai tas pats. 2 taškai į perlo ekipos taškų kraitį keliauja. Šarūnas Vasiliauskas, Igno Juškevičiaus užtvara, ten jis perdavimo leisdamasis po krepšinę gauna, tačiau geras nusimetimas, ką tik aikštelėje pasirodžiusiam Dominikui Domarkui ir šis smeigia 3-taškį metimą iš aikštelės kampo. 19-7, Titas Pažarauskas. Mabraidas prieš šitą Dominikas Domarkas. Galime girdėti čia tikrai aktyvų Vilkaviškio komandos palaikymą. Čia fiksuojama pražanga ir atrodo fiksuojama pražanga puolime. Mabraidui už tą judesį ranką į veido sritį Ignui Juškevičiui. O čia vietoj to pačio Igno Juškevičiaus aikštelėje pasirodo Robertas Kelečius po pertraukos, kaip jau minėjau, grįžęs praėjusiose rungtynėse. O Šarūną Vasiliauską keičia Linas Krivickas. Tuo tarpu Vilkaviškio gretose Mantvidas Žukauskas ir Rokas Pocius pasirodo aikštelėje. Keičia Jarminą Vilką ir Railiai.
Linas Krivickas dabar rodo kokį derinį žaisti. Aukštesnis McBride'as prieš jį, čia Krivickui nebus lengva, tačiau žinome, kad turi greičio šis žaidėjas. Tomas Pačėsas, prasiveržimas, jo metimas po 2 žingsnio, jis yra tikslus ir didina savo komandos pranašumą iki 4 taškų. Tomas Pačėsas. Titas Pažarauskas čia ne visai tikslų perdavimą atlieka Giedriui Stankevičiui. Giedrius Stankevičius replikuoja rungtynių arbitrų, jog lietė kamuolį varžovas paskutinysis. Tačiau rungtynių arbitras buvo prie pat ir situaciją matė iš geriausių vietų. Roberto Kelečiaus metimas iš toli netikslus. Subotkevič tam pakovojo dėl kamuolio ir antrasis šansas Omegos krepšininkams. Pats Subotkevič meta iš vidutinio nuotolio ir daro tą tiksliai. 23-17. Geriau rungtynės pradėjo Perlo krepšininkai. Dabar klysta antrą kartą iš eilės. Kėščioje ten rankomis vyriausiasis Perlo ekipos treneris Šarūnas Zablockis. Keičia jis dabar Giedrių Stankevičių. Vietoj jo aikštelėje pasirodo Armandas Bancevičius. Ir dar labiau padidinti savo komandos pranašumą dabar gali Omegos krepšininkai. Koja čia sužaidžia McBride'as. Liks tos pačios 16 sekundžių Omegos atakai. Dominikas Domarkas. Titas Pažarauskas prieš jį. Veržiasi į kairę pusę Dominikas Domarkas. Čia slysteli kamuolys jam iš rankų, tačiau išsaugo jį Omega. Tomas Pačėsas iš toli meta ir meta tiksliai. 5 iš eilės Tomo Pačėso taškai. Ir bėga po truputėlį Omega tauras LSU. Nuo Vilkaviškio Perlo Šarūnas Zablockis minutės pertraukėlių neprašo. McBride'as vienas pats atsimeta čia Mantvidui Žukauskui, kuris visiškai laisvas prie tritaškio metimo linijos nepataiko. Rokas Pocius čia pabando pasužaisti nugarą. Taškų pelnyti nepavyksta, tačiau stos prie baudų metimo linijos. Rokas Pocius, kuris šiame sezone baudų metimus meta 65% tikslumu. Po 13, beveik 14 minučių žaidžia Rokas Pocius šiame sezone ir renka po 7,5 naudingumo balo pirmąjį baudos metimą. Tiesa, jis dabar prameta. Antrasis taip pat skriejo pro šalį, na ir nepavyksta sumažinti savo komandos atsilikimo. Robert Subotkevič čia nuo kranto iki kranto ir jau dviženklė Omega Tauras LSU komandos persvara. 11 taškų pranašumą susikrovė jie likus žaisti kiek daugiau nei pusantros minutės pirmajame kėlinyje, o čia Titas Pažarauskas smeigė labai reikalingą tritaškį savo komandai. Dominikas Domarkas. Tomas Pačėsas. Subotkevič. Atgal Pačėsui. Kantriai čia žaidžia Omegos krepšininkai, tačiau Titas Pažarauskas perima kamuolį. Geras jo perdavimas į greitą į puolimą pasileidusiam Armandui Bancevičiui ir šio dėjimas iš viršaus. Galbūt šie keli epizodai užkurs šiek tiek Vilkaviškio komandą. Iki 6 taškų mažėja Perlo atsilikimas. Dominikas Domarkas, Subotkevič, čia Bancevičius šokteli šiek tiek besigindamas prieš Subotkevič ir to užtenka, jog neblogą metimą išsimestų Robert Subotkevič, tačiau metimas nėra tikslus. McBride'as. Įsibėgėjusi jį sustabdyti tikrai sunku, tačiau čia kamuolio varymo pažeidimas, fiksuojamas neštas kamuolys, tikrai ne pati dažniausia taisyklė krepšinyje, tačiau retsykiais galime pamatyti tokių žaidėjų klaidų. Tomas Galeckas dabar grįžta į aikštelę vietoj Lino Krivicko, Omegos gretose, ir Šarūnas Vasiliauskas taip pat bus grąžintas į aikštelę vietoj Tomo Pačėso.
Neblogai tikrai pasirodė Pačėsas, ten gerą ir prasiveržimą atliko, taip pat pataikė tritaškį metimą, o čia kietai Tomą Galecką stabdo Rokas Pocius. Nenori jisai sutikti su rungtynių arbitrais. Tačiau yra fiksuojama jau 5. komandinė pražanga, siunčianti Tomą Galecką prie baudų metimo linijos. Galeckas 60% tikslumu šį sezoną meta baudų metimus ir pataiko dabar pirmąjį jis. Po ataką dar šiame kėlinyje turėtų turėti abi komandos. Galeckas 2 iš 2 pataiko, Mantvydas Žukauskas čia skuba į puolimą. Rokas Pocius. Neranda kam atiduoti perdavimo ten Rokas Pocius, čia Bancevičius su kamuoliu. 6 sekundės atakai, Žukauską ten pastebi įkirtusi po krepšiu ir pelno jis 2 taškus. 10 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos, Galeckas. Butkevič, sudėtingas metimas per rankas, nėra tikslus ir po pirmojo kėlinio 30-24 priekyje Omega Tauras LSU. Butkevič su 8 taškais yra savo komandos lyderis, tuo tarpu Vilkaviškio gretose Titas Pažarauskas yra surinkęs 6 taškus, lygiai tiek pat surinkęs ir McBride'as. Omegos krepšininkai dabar pradės antrąjį kėlinį su kamuoliu savo rankose. Žauneriūnas pasirodė Perlo gretose. Taip pat ir Nojus Vaivada. Tomas Galeckas. Butkevič čia pašokdina savo varžovą. Geras jo prasiveržimas, metimas nėra tikslus. Tačiau stabdomas pražanga yra jis. Ir ta pražanga jau buvo metimo fazėje, taigi Robert Butkevič stoja prie baudų metimo linijos. Pirmąjį baudos metimą pataiko jis. Antrasis taip pat tikslus, didinantis Kauno rajono Omegos pranašumą iki 8 taškų. Žauneriūnas čia su kamuoliu. Stankevičius. Žukauskas ten labai nirtingai prašė kamuolio, jo negavo. Dabar kamuolys pasiekė Žukauską, jis nusimeta Žauneriūnai. Žauneriūnas meta iš vidutinio nuotolio netiksliai ir Omega su kamuoliu Šarūnas Vasiliauskas. Čia gerai perskaito varžovų perdavimą Bancevičius, tačiau pataikyti iš po krepšio nepavyksta nei pirmąjį, nei antrąjį kartą Vilkaviškio Perlo ekipos žaidėjams. Ir kaip sakoma, neįmeti tu, įmes tau. Dominikas Domarkas pabėgęs į greitą į puolimą pelno 2 taškus, grąžindamas 2 ženklį pranašumą Omegos komandai. Čia pražanga stabdomas Mantvydas Žukauskas, Šaras nenori sutikti su šio varžovų sprendimu. Pirmoji jo asmeninė pražanga, pirmoji ir Omegai antrajame kėlinyje. Žukauskas grąžina kamuolį iš šoninės linijos, Stankevičius ten veržėsi po krepšiu agresyviai, tačiau nepasiteisinas šis jo sprendimas, praranda kamuolį jis, pamesdamas jį už aikštelės ribų. Šuškevičius. Dar viena pražanga fiksuojama dabar. Vilkaviškio Perlas suklydo jau 5 kartus šiose rungtynėse. Kai Omegos krepšininkai tuo tarpu vos 3, Šarūnas Vasiliauskas į kairę pusę gali veržtis jis, 2 taškai ir pražanga.
Šarūnas Vasiliauskas. Rodo lyderystę šis krepšininkas. Railiai grąžinamas į aikštelę Vilkaviškio gretose vietoj Mantvydo Žukausko. O Šaras galės pridėti dabar dar vieną baudos metimą. Taikliai meta Šarūnas Vasiliauskas ir 13 taškų pranašumas Omegos sąskaitoje. Vaivada čia atrodo patiria traumą po kontakto su varžovu. Na, tikrai pats nemaloniausias vaizdas apskritai, kalbant apie sportą, ne tik krepšinio aikštelėje. Ten iš karto yra reikalinga medicininė pagalba Nojui Vaivadai. Na ir tikėkimės, jog tas pirminis skausmas nebus toks rimtas, kaip atrodo. Į rūbinę nekeliauja, į suolelio galą keliauja Vaivada. Ten ir Žauneriūnas, čia dabar 2 taškai. Ten ir Omegos komandos personalas bėgte nukeliavo link Vilkaviškio Perlo suolelio. Gražus gestas. O mes toliau stebime susitikimą. Čia ir netikslus Igno Juškevičiaus metimas, tačiau antrieji šansai kol kas yra. Vilkaviškio Perlo problema. Laimėje jais nepasinaudoja dabar Omegos žaidėjai ir gali dar šiek tiek sumažinti savo komandos atsilikimą Vilkaviškio Perlas. Grupinis pirkimas LT, Railiai su kamuoliu ten prieš Dominiką Domarką, daug klaidinamų judesių. Jo metimas netikslus, tačiau Giedrius Stankevičius taiso savo komandos draugo metimą. Vėl mažindamas atsilikimą iki vienženklio. Tomas Galeskas. Dominikas Domarkas. Priek McBride'ą į kairę pusę. Šioks toks klaidinamas judesys ir ten vėluoja Giedriaus Stankevičiaus pagalba ir pelno 2 taškus Dominikas Domarkas. Žauneriūnas. Giedrius Stankevičius iš toli, meta netaikliai, Ignas Juškevičius ima kamuolį. Tačiau fiksuoja pražangą čia rungtynių arbitrai. Šeimininkų gretose aikštelėje pasirodo Simas Šliogeris ir Pavlo Karasov. 14 sekundžių Vilkaviškio Perlo atakai, tačiau tiek jiems neprireiks, nes nė sekundės neužtrunka Bancevičius po gero komandos draugo perdavimo, po puikaus savo įkirtimo pelno jis nesudėtingus 2 taškus iš po krepšio. Galeckas. Karasov. Šarūnas Vasiliauskas toliau nei 3-taškio liniją meta ir Šarūnui Vasiliauskui atrodo per toli nebūna. Smeigia jis trečiąjį savo 3-taškį šios dienos rungtynėse. Taškais atsakyti Vilkaviškio Perlui nepavyksta. Galeckas traukia greitą puolimą, o čia Railiai greitoje atakoje. Pražangą stabdo Pavlo Karasov. Tikrai atrodė, jog pelnys čia taškus Pavlo Karasov, tačiau Railiai pakovojo ten po savojų krepšiu. Robertas Kelečius dabar grąžinamas į aikštelę vietoj Igno Juškevičiaus. O Arminas Vilkas tuo tarpu pasirodo Vilkaviškio gretose. 19 sekundžių Omegos atakai. Subatkevičius. Vasiliauskas. Krumzynės ten po krepšį dėl kamulio ir dar vienas antrasis šansas Omegai.
Ir vėl su kamuoliu liks Omegos Taurės LSU komanda. Dabar jau tik 8 sekundės iki atakos pabaigos, tačiau tikrai laiko pakankamai surengti rezultatyviai atakai. Ir susikurti gerą metimui. Šarūnas Vasiliauskas. Geras čia jo užmestas kamuolys Robertui Kelečiui. Ir jo 2 taškai. Pirmieji tiesa šios dienos rungtynėse. Tuo tarpu Šarūnas Vasiliauskas su 12 taškų kol kas yra savo komandos lyderis. 3 iš 5. 3 taškius pataikęs jis. Giedrius Stankevičius ten neblogą perdavimą pats jau atrodo galėjo mesti iš po krepšio, tačiau pasidalina ekstra perdavimu su komandos draugu Railį ir šis pelno 2 taškus. 44-32. Sužaidus kiek daugiau nei pusę antrojo kėlinio. Vasiliauskas. Čia nespėja po agresyvaus stepauto grįžti į gynybą Giedrius Stankevičius, tačiau kokį metimą Kelečius prameta ten iš po krepšio. Neišnaudojo tikrai puikaus šanso, čia ir trečiojas komandinė Omega Taurės LSU komandos pražanga. Ir antroji Tomui Galeckui minutės per traukėlės prašo Omega Taurės LSU krepšininkai. McBride'as čia grąžina kamuolį į aikštelę, Railį iš karto grąžina kamuolį jam atgal, Žauneriūnas. Railiai aktyviai ten dengiasi Karasov. Arminas Vilkas laisvas likęs iš toli, meta taikliai Arminas Vilkas. 7. Armino Vilko taškas šios dienos rungtynėse. Ir jis yra šiuo metu rezultatyviausias savo komandos žaidėjas. Galeckas. Kelečiui kokį perdavimą čia pabandė atlikti Galeckas. Tiesa, pražangą fiksuoja arbitrai dar iki šio perdavimo. Žauneriūno pirmoji asmeninė pražanga, tuo tarpu komandinė tai jau 4. Vilkaviškio Perlo krepšininkams. Čia gerai, Žauneriūnas dirba gynyboje. Ir jau tik 7 sekundės Omegos atakai. Tomas Galeckas meta iš toli, metimas kiek per trumpas. Arminas Vilkas ima šį kamuolį ir McBride'as jau skuba į savo komandos puolimą. Giedrius Stankevičius čia žaidžia agresyviai, pataikyti nepavyksta jam, tačiau Railį daro tai, ką jau minėjau pirmai apie praėjusias Vilkaviškio Perlo rungtynes. Ima kamuolį puolime, rodo darbštumą ir agresyvumą savo komandos draugams. Tikrai turėtų būti pavyzdžių Railiai. Ir už tai jis yra apdovanojimas dar vienu baudos metimu. Ignas Juškevičius ir Robert Subotkevič grąžinamas į šeimininkų gretas. Pataiko tuo tarpu Railiai baudos metimą ir mažina savo komandos atsilikimo jau iki 6 taškų. Jei pavyktų apsiginti dabar Vilkaviškio krepšininkams ir sėkmingai sužaisti puolime, tikrai galima daug geriau nei vienu metu atrodė užbaigti pirmąją rungtynių pusę. Tiesa, dabar 5. komandinė pražanga siunčia Igną Juškevičių prie baudų metimo linijos. Šešis taškus kol kas šios dienos rungtynėse yra pelnęs Ignas Juškevičius. Baudas šį sezoną. Ignas Juškevičius meta 63,5% tikslumu. Pirmąjį metimą šį kartą taip pat prameta jis. Pro šalį skrieja ir antrasis ir tie patys 6 taškai skiria komandas. Arminas Vilkas ima kamuolį, Titas Pažarauskas diriguoja savo komandos puolimui. Stankevičius McBride'ui. McBride'as nepapsiema šio kamuolio. Dabar kamuolys atsiduria McBride'o rankose. Čia Galeckas ant nugaros užsimetęs. McBride'as meta vidutinį metimą, meta jį taikliai ir vos 4 taškai skiria komandas. Vasiliauskas prieš Pažarauską. Metimas netikslus, McBride'as ima kamuolį, daro tai, ką moka geriausiai. Šis legionierius bėga į greitą puolimą.
Pažarauskas, 2 taškai iš po krepšio ir dar viena Giedriaus Kurtinaičio minutės pertraukėlė. Kėliniui turėjo 14 taškų deficitą, taigi 12-0 atkarpą šiuo metu fiksuoja Vilkaviškio Perlas ir labai reikia taškų dabar po šios minutės pertraukėlės Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniams. Pasižiūrėsime, ar pavyks išpildyti trenerio nurodymus. Tomas Pačėsas su kamuoliu. Subotkievič, dar viena klaida minama. Šoninė linija griebėsi už galvos vyriausiasis Omegos Tauro LSU komandos treneris. Ir turi galimybę išlyginti rungtynių rezultatą po labai ilgo laiko Vilkaviškio Perlas arba netgi persverti jį. McBride'as. Arminui Vilkui kiek netikslus perdavimas ten. Ir išgyvena kol kas šią ataką Omega, o čia Šarūnui Vasiliauskui fiksuojama techninė pražanga. Už komentarus rungtynių arbitrams. Rodo, jog buvo griebta už ranko Šarūnui Vasiliauskui. Teisėjai šio pažeidimo nefiksavo. Ignas Juškevičius dabar sukviečia savo komandą pasitarimui viduryje aikštės. Tuo tarpu McBride'as meta ir pataiko baudos metimą už šią techninę pražangą. Ir gali mums reikia jūsų visi kartu. Omega! 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 Dominikas Domarkas. Šarūnas Vasiliauskas. Su Juškevičiumi žaidžia čia 2 prieš 2 jis. Pats mesti nesiryžta, randa Subotkievič aikštės kampe laisvą. Ir kaip reikėjo šio metimo Omegos komandai. Šiek tiek lengviau kvėpuoti pasidaro Garliavos sporto centro salėje po šio tritaškio. Vėl 4 taškų persvarą įgyja aikštės šeimininkai. McBride'as. Per Dominiko Domarko aukštai iškeltas rankas metimas nėra tikslus. Subotkievič traukia kamuolį iš už galinės linijos tiesiai Ignui Juškevičiui į rankas. Dominikas Domarkas. Tomas Pačėsas. Mesti nesiryžta, nors atrodo turėjo ten šiek tiek erdvės jis. Tačiau išvydęs aukštesnį Giedrių Stankevičių priešai save. Mesti nesiryžo, su kamuoliu liks Omegos komanda, jų atakai lieka 14 sekundžių. Ir minutė 22 sekundės iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Šarūnas Vasiliauskas prieš aukštesnį Arminą Vilką. Žaidžia pats, žaidžia iki galo, mesti tiesa nesiryžta jis. Ir dar kartą ta pati klaida. Vėl minama šoninė linija. Ir minutės pertraukėlė šį kartą jau prašo Perlo. Oli turi savo rankose ir gali sumažinti savo komandos atsilikimą. Minutė 14 lieka žaisti iki antrojo kėlinio pabaigos. Titas Pažarauskas diriguoja savo ekipos puolimui ir rodo, kokį derinį reikėtų žaisti. Armino Vilko pastatoma užtvara. Stankevičius gauna kamuolį čia. Railį kiek netikslus Stankevičiaus kamuolį vis dėlto pagauna. Metimas netikslus. Stankevičius pats ima kamuolį ir meta taikliai antruoju bandymu. Vasiliauskas. Juškevičius turi ten erdvės po krepšiu, tačiau nepataiko iš po krepšio, bet skamba teisėjo švilpukas fiksuojantis pražangą. Arminui Vilkui tai yra pirmoji jo komandinė pražanga. O Ignas Juškevičius stos prie baudų metimo linijos. 6 taškus jis yra surinkęs kol kas šios dienos rungtynėse per beveik 13 žaistų minučių. Prieš tai 2 iš 2 baudas prameta ir dabar 0-3 kol kas šiandieną. Pakartot, šaukia Vilkaviškio fanai susirinkę čia Garliavos sporto ir pramogų centre.
Antrąjį baudos metimą pataiko Ignas Juškevičius ir iškėlęs pirštą rodo jį provokavusiems Vilkaviškio Perlo komandos sirgaliams. 48-45 ir tikriausiai jau paskutinioji čia Perlo komandos ataka šiame kėlinyje. Stankevičius nugarą prieš Pačiesą, ateina ten pagalba Pačiesui, tačiau to nepakanka ir pelno 2 taškus, mažindamas iki minimalaus savo komandos atsilikimą Giedrius Stankevičius. Šeštasis tai buvo jo taškas, Vasiliauskas 4 sekundės atakai. Neranda jis atakos tęsinio, Railiai net nemeta iš vidurio aikštės ir po pirmųjų 2 kėlinių 48-47 pirmauja aikštelės šeimininkai, o mes keliaujam į ilgąją pertrauką. Pirmąjį ketvirtį, antrajame buvo susikrovę net 14 taškų persvarą, tačiau tuomet Vilkaviškio Perlas grupinis pirkimas. LT komanda spurtavo rezultatu 12-0 ir pasivijo savo varžovus ir dabar turi tik tai 1 taško minimalų deficitą bei pradeda antrąją pusę su kamuoliu savo rankose. Tiesa, su kamuoliu jie neužsibūna. Čia klaida, jau 9-oji svečių klaida šiose rungtynėse ir Omega gali padidinti savo komandos pranašumą, tačiau taip pat klysta puolime, dabar jau Railiai greitajame puolime, Pažarauskas, atgal Railiai. Simas Šliogeris prieš Railiai, čia ir Šarūnas Vasiliauskas padeda jam. Rokas Pocius po krepšiu neblogą perdavimą gauna, Ignas Juškevičius ima kamuolį po netaiklaus varžovo metimo. Ir nepavyksta kol kas nei vienai komandai atsidaryti savo taškų sąskaitos antrojoje rungtynių pusėje. Subotkevič. Geras jo perdavimas, giliai įsiveržus į baudos aikštelę Ignui Juškevičiui. Ir šis pelno 2 taškus bei pražangą dar fiksuoja rungtynių arbitrai ir siunčia Igną Juškevičių mesti baudos metimo. Dominikas Domarkas pasirodo aikštelėje jau po minutės ir keičia jis 6-ąjį numerį Simą Šliogerį. Tuo tarpu Ignas Juškevičius pelnęs yra šios dienos rungtynėse dabar jau 9 taškus, galės pelnyti ir 10-ąjį. Ta jis ir daro ir didina savo komandos pranašumą iki 5 taškų. Pažarauskas. Greitajame puolime kairė ranka nepataiko jis. Nelengvo metimo, Šarūnas Vasiliauskas, vėl Ignas Juškevičius ir dar 2 jo taškai, 4-5 Igno Juškevičiaus taškai iš eilės, o Vilkaviškio Perlas bėga į greitąjį puolimą. Pažarauskas šį kartą jau neklysta, mesdamas iš po krepšio. 2 Tito Pažarausko taškai, 10 jis yra surinkęs šios dienos rungtynėse. Geriau 2 taškius meta kol kas Vilkaviškio ekipa šios dienos rungtynėse, 67% prieš 61, tuo tarpu 3 taškius geriau pataiko aikštelės šeimininkai, pataikė 6 iš 11, kai jų varžovai vos 2 iš 6, o čia Rokas Pocius dar 2 taškais mažina savo komandos deficitą. Iki 2 taškų sužaidus 2 minutės, trečiajame kėlinyje čia vos neperima kamuolio Railiai. Tačiau su juo išliks Omega Tauras LSU komanda. Jų atakai lieka 16 sekundžių. Šarūnas Vasiliauskas. Gera ten Roko Pociaus gynyba Pažarauskui. Subotkevič prieš Railiai. Sudėtingas jo metimas, tačiau metimas yra tikslus. 15-asis Roberto Subotkevičiaus taškas šiose rungtynėse, jis visiškas komandos lyderis kol kas. Rezultatyviausias jis yra, jei žiūrėtumėm į komandos lyderius per abi komandas. Rokas Pocius, dar kartą iš po krepšio, šį kartą rezultatyviai užsibaigti nepavyksta, ten ir susižeidžia šiek tiek, atrodo, Ignas Juškevičius, neskubėdamas jis eina į savo komandos puolimą, tuo tarpu Šarūnas Vasiliauskas netaikliai meta iš aikštės kampo, o Ignas Juškevičius susijėmė su šono.
Specialiai pasiėma šią pražangą jis ir prašo keitimo iš karto. Robertas Kelečius pasirodys aikštelėje vietojo. Ir į suolelio galą keliauja Ignas Juškevičius. Sėdasi jis ant žemės, tikėkime, jog viskas bus gerai. Šiam Omegos krepšininkui. McBride'as. Čia pro du varžovus praslysta McBride'as, meta jis netiksliai, tačiau pats ima po savo netaiklaus metimo kamuolį ir taiso savo paties metimą. 55-53. Domarkas. Veržiasi pailė link krepšio jis, veržiasi iki galo, daro tą sėkmingai, dar du jo taškai. Niekaip nepavyksta apsiginti Vilkaviškio Perlo ekipai. McBride'as. Iš toli meta McBride'as, meta netaikliai. Domarkas ima kamuolį, skuba į greitai puolimą. Pražanga stabdomas McBride'as. Domarkas, McBride'as nesutinka su šiuo teisėjų sprendimu ir baudžiamas techninė pražanga, atrodo, yra šis legionierius. Už pernelyg didelės rodomas emocijas. Ten vienu metu atrodė, jog specialiai norės prasižengti McBride'as, tačiau pajautęs, kad gali perimti šį kamuolį. Rodė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu ir Šarūnas Vasiliauskas gali pelnyti papildomą lengvą tašką nuo baudų metimų linijos. Tai jis ir daro ir tai yra 13-asis Vasiliausko taškas. Ir Linas Krivickas pasirodo vietoj to pačio Šarūno Vasiliausko. Tomas Galeckas grąžins kamuolį į aikštelę iš už šoninės linijos. Domarkas. Prieš Arminą Vilką. Prieš aukštesnį varžovą. Meta jis prieš aukštesnį varžovą, nespėja ten Arminas Vilkas prieiti arčiau Dominiko Domarko, tačiau Domarkas nepataiko iš toli. McBride'as. Su kokia jėga veržiasi Bryce'as McBride'as ir pelno 2 taškus iš po krepšio jis. 13-asis McBride'o taškas. Ir tampa jis rezultatyviausių krepšininkų savo komandos gretose. 3 taškai skiria komandas. Tomas Galeckas. Dabar jau jis drasko varžovų gynybą, nusimeta kamuolį prie 3 taškų linijos laukiančiam Robertui Subatkevičiui ir Robertas Subatkevičius neklysta. O čia tiksli ir Perlo komandos ataka. Rezultatyvus kol kas 3-asis kėlinys. 13-8, jį laimi aikštės šeimininkai. Linas Krivickas iš toli, labai netikslus jo metimas. Railį ima kamuolį. Baudą prašo padaryti Dominikas Domarkas, to Linas Krivickas nepadaro. Railį vėl ima kamuolį po savo netikslaus metimo ir fiksuojamas ginčas tarp Railį ir Tomo Galecko, kuris parkritęs ant žemės ten neleido išplėšti kamuolio iš savo rankų. Mantvydas Žukauskas vietoj Railį pasirodo svečių gretose. Omega tauras LSU. Bus su kamuoliu sekančios atakos metu. Čia šiek tiek paspausti pabandys Vilkaviškio Perlo krepšininkai, na tokia spaudimo imitacija. Galeckas. Domarkas. Kieta, tenais Kelečiaus užtvara. Ir praranda kamuolį Omegos žaidėjai. Panašu į tai. Rungtynių arbitrai nesutarė, atrodo, dėl savo sprendimo. Šarūnas Zablockis ten aiškinasi su rungtynių teisėjais.
Ir bus galima tęsti rungtynės dabar. Žukauskas grąžina kamuolį į aikštę, su juo Pažarauskas. Na ir visiškai sutrumpėjusi dabar Perlo rotacija. Pirmoje rungtynėje pusėje Nojus Vaivada taip pat patyrė čiurnos traumą. Vėliau ir Armandui Bancevičiui prireikė medikų pagalbos, tačiau McBride'as kol kas visiškas komandos lyderis trečiajame kėlinyje. 15-asis jo taškas. Domarkas. Kelečius. Gerai, ten McBride'o pagalba. Linas Krivickas prie tritaškio linijos. Dar vienas jo bandymas iš toli, dar vienas netikslus. Tačiau pats Krivickas ir ima šį kamuolį po netaiklaus savo metimo. Domarkas prieš McBride'ą. 7 sekundės atakai. Kelečius gerą kamuolį gauna iš savo komandos draugo, tačiau ten gera Giedriaus Stankevičiaus gynyba išprovokuoja varžovų klaidą ir čia na šioks toks chaosėlis aikštelėje. Puolime dabar. Arminas Vilkas įsibėgėjęs, nuskina savo varžovą. Dominykas Domarkas krenta ten ant parketo ir provokuoja pražangą puolime. Šarūnas Vasiliauskas aikštelėje vietoj Tomo Galecko. Ir Ignas Juškevičius atrodo gali žaisti ir rungtyniauti ir tas yra smagiausia, keičia jis Robertą Kelečių. Linas Krivickas su kamuoliu prieš žymiai aukštesnį Žauneriūną. Juškevičius. Vasiliauskas. Juškevičiui įkertančiam po krepšiu, šiam nepavyksta tiksliai užbaigti šios atakos. Giedrius Stankevičius persivaro kamuolį ir pats meta jis kairę ranką, tą daro taikliai ir lygina rungtynių rezultatą. Giedrius Stankevičius 61-61, lieku žaisti kiek daugiau nei 3 minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Vasiliauskas. Arminas Vilkas. Ten stabdo Vasiliauską aukštai. Virš tritaškio linijos nepavyksta pataikyti Omegos krepšininkams ir gali persverti rungtynių rezultatą po ilgo laiko. Perlo krepšininkai tą ir daro. Giedrius Stankevičius 3 taškai ir nieko kito nelieka, kaip tik prašyti minutės pertraukėlės. Giedriui Kurtinaičiui. 3 taškai prieš pat minutės pertraukėlę. Čia pataikė Giedrius Stankevičius, pelnydamas jau 11 savo tašką šios dienos rungtynėse. Ir tikrai gali būti rungtynėse lūžis, nes Omega atrodo kiek silpniau pradėjo antrąją pusę ir tuo naudojasi Vilkaviškio Perlas. Nepataiko Omegos krepšininkai ir gerų metimų. Tiesa, antrieji šansai yra tai, kuo neblogai naudojasi šiandieną aikštelės šeimininkai. Mažina dabar Ignas Juškevičius savo komandos atsilikimą iki minimalaus. Žauneriūnas prieš jį Krivickas. Čia pražanga fiksuojama Linui Krivickui, tai yra antroji komandinė pražanga Omegos komandai. Septyniolika 15, kol kas trečiąjį ketvirtį laimė Perlo ekipa, laimėjo ją ir antrąjį kėlinuką rezultatu 23-18. Ir klaidų grafoje jau išsilygino abiejų komandų statistika. Po 10 klaidų padarė tiek Omegos, tiek Perlo žaidėjai. Stankevičius atsilošęs meta jis ir puikiai. Kol kas rungtyniauja Giedrius Stankevičius. 13-asis jo taškas. Dominykas Domarkas. Juškevičius. Domarkas į kairę pusę veržėsi per Mantvydo Žukauską aukštai. Iškeltą ranką meta Domarkas, bet meta taikliai. Žukauskas. Arminas Vilkas po krepšiu giliai gauna kamuolį. Žauneriūnas visiškai laisvas iš toli. Pataiko Modestas Žauneriūnas. Didindamas savo komandos pranašumą iki 4 taškų. Domarkas, Subatkevič. Vasiliauskas čia ant klaidos ribos žaidžia
Omegos krepšininkai. McBride'as rodo, jog dar lietė Šarūnas Vasiliauskas kamuolį skriejantį į aikštės užribį. Tačiau Omega pratęs savo ataką. Robert Subatkevič ir Lina Krivicka keičia Tomas Galeckas ir Tomas Pačėsas. Dešimt sekundžių aikštelė šeimininkų atakai lieka. Vasiliauskas prieš McBride'ą. Vasiliauskas iš vidutinio nuotolio fiksuojama pražanga McBride'ui čia. Skėsčioja rankomis McBride'as, tačiau reikia valdyti jam emocijas. Vieną techninę pražangą šiame kėlinyje jis jau užsidirbo. Ir tai yra Bryce'o McBride'o ketvirtoji pražanga. Priverstinį keitimą turi atlikti Šarūnas Zablockis. Tomas Pažarauskas keičia Perlo legionierių, o Šarūnas Vasiliauskas stoja prie baudų metimo linijos. 13 taškų kol kas jo sąskaitoje. Taikli pirmoji Šarūno Vasiliausko bauda. 3 iš 3 kol kas pataikė jis šios dienos rungtynėse. Tiksliai ir antroji bauda. 67-69, vis dar turi 2 taškų persvarą Vilkaviškio ekipa. Ir kiek daugiau nei minutė lieka žaisti trečiajame kėlinyje. Mantvydas Žukauskas prieš Dominiką Domarką. Domarkas rodo, jog buvo čia smūgis į veidą iš Žukausko pusės. Teisėjai to nefiksuoja, tačiau fiksuoja Tomo Pačėso pražangą prieš Giedrių Stankevičių. Trečioji Omegos tauro LSU komandinė pražanga. 14 sekundžių Vilkaviškio atakai. Pažarauskas. Žukauskas. Žauneriūnas. 7 sekundės atakai. Žukauskas. Meta per Dominiko Domarko rankas. Metimas nėra tikslus. Dominikas Domarkas ima šį kamuolį. Greitoji ataka nepavyko. Pereina šeimininkai į pozicinę ataką. Šarūnas Vasiliauskas diriguoja jai. Kol kas ilgai nesiskiria su kamuoliu Šarūnas Vasiliauskas. Neranda sprendimų Omega. Tačiau Tomas Pačėsas ten lieka laisvas aikštės kampe. Ir Tomas Pačėsas neklysta. 8. Tomo Pačėso taškas. Sugrąžinantis 1 taško pranašumą Omegos komandai. Pažarauskas. Pats iki galo fiksuojama. Čia žinoma pražanga Šarūnui Vasiliauskui. Šis nenorėtų su tuo sutikti. Mojo ranka Šarūnas Vasiliauskas, tačiau man taip pat pasirodė, jog pražanga tikrai buvo. Pažarauskas metė 1 baudos metimą šios dienos rungtynėse. Jį pataikė. Pataiko ir šį. Lygindamas rezultatą iki 70. 70 liks dar beveik 10 sekundžių Omegos atakai. Jei pataikys šį metimą Pažarauskas pataiko. Galeckas pabėga čia nuo tiesioginio savo oponento. 5 sekundės, 2 žingsnis, metimas ir fiksuojama pražanga. Prieš Tomą Galecką. Modestas Žauneriūnas, antroji asmeninė pražanga jam. Lygina rezultatą Tomas Galeckas. Turi galimybę ir jį persverti. Galeckas šios dienos rungtynėse pelnęs kol kas yra 3 taškus. Ketvirtojo pelnyti nepavyksta, atkovoja kamuolį Perlo ekipa, 2 sekundės, Pažarausko metimas iš vidurio aikštės. Metimas labai neblogas, tačiau jis nėra tikslus ir po 3 kėlinių visiška lygybė. 71. 15 taškų Omegos komandoje rezultatyviausias yra Robert Subatkevič, jam geriausiai talkino Šarūnas Vasiliauskas pelnęs 15, tuo tarpu Bryce'as McBride'as sužaidęs puikų trečiąjį kėlinį su 15 taškų,
yra savo komandos lyderis kartu su Pažarausku, kuris pelnęs 14. Railiai. Stankevičius. Pažarauskas meta iš toli, Pažarauskas meta netiksliai, kas atkovos kamuolį. Kokios grumtynės ten po krepšiu. Perlas turi dar vieną antrąjį šansą šios dienos rungtynėse. Žauneriūnas. Žukauskas veržiasi prieš Subotkevič. Subotkevič blokuoja savo varžovo metimą. Tačiau paskutinysis kamuolį atrodo, kad lietė Mantvydas Žukauskas. O dabar visi kartu. Omega! Omega! 25-20 pagal atkovotų kamuolių statistiką priekyje yra svečiai iš Vilkaviškio. Tačiau 15 taškų antraisiais šansais yra pelnęs Vilkaviškio Perlas, kai tuo tarpu tik 8 Omega Tauras LSU. Čia netikslus aikštelės šeimininkų metimas, rezultatas lieka nepakitęs. Ir per beveik vieną sužaistą minutę ketvirtajame kėlinyje taškų nepavyko pelnyti nei vieniems, nei kitiems. Tuo tarpu Mantvydas Žukauskas yra keičiamas vietojo. Pasirodo, kiek pailsėjęs Bryce'as McBride'as. Tikrai reikės šio legionieriaus ryškaus indėlio savo komandai. Subotkevič prieš McBride'ą. McBride'as veržiasi prieš aukštesnį varžovą, mesti nesiryžta, nusimeta į Žauneriūnui prie tritaškio linijos. Giedrius Stankevičius pataikė trečiojo kėlinio pabaigoje tritaškį metimą, pataiko ir dabar vėl persverdamas rungtynių rezultatą savo naudai. Šarūnas Vasiliauskas rodo, kokį derinį reikėtų žaisti. Tomas Pačėsas, Tomas Galeckas, Ignas Juškevičius aukštai virš tritaškio linijos. Subotkevič kol kas neranda sprendimo Omega žaidėjai. Čia Tomas Pačėsas pataikė taip pat tritaškį metimą trečiajame kėlinyje, šį kartą meta netaikliai. Kova tenais po krepšiu ir fiksuojamas ginčas. Su kamuoliu liks aikštelės šeimininkai, kurių atakai 14 sekundžių. Šarūnas Vasiliauskas grąžina kamuolį iš už aikštelės ribų. Ten Juškevičius priima jį. Hendofas Šarūnui Vasiliauskui ir meta taikliai iš toli Šaras, lygindamas rungtynių rezultatą. Pažarauskas. Giedrius Stankevičius dar kartelį iš toli ir dar kartelį taikliai meta Giedrius Stankevičius. Tritaškių fiesta užsikūrus čia ketvirtajame kėlinyje. Galeckas. Stato užvarą ten Juškevičius. Galeckas pats kaip lengvai dabar paleidžia jį. Vilkaviškio Perlo ekipa neturėtų būti patenkintas Šarūnas Zablockis. Ta ir rodo. Jis skėsčioja rankomis ten prie šoninės linijos. Pažarauskas. Pats iki galo Pažarauskas prieš aukštesnį Igną Juškevičių. Sugrąžina savo komandai 3 taškų pranašumą. Ir rezultatyviai prasidėjo ketvirtasis ketvirtis, atrodo su kita energija išėjo abi komandos. Galeckas. Pats iki galo, kaip apmaudžiai, nepavyksta viską gerai. Ten padarė Tomas Galeckas, Vasiliauskas čia vos neperima kamulio. Stankevičius, ar bus dar vienas? Ne, šį kartą nepataiko Giedrius Stankevičius. McBride'as iš toli. Per trumpas McBride'o metimas ir dar vieno šanso Omega savo varžovams nesuteikia. Vasiliauskas. Veržiasi pats po krepšiu, ten sunku metimą meta per Stankevičiaus aukštai iškeltas rankas. Tačiau Ignas Juškevičius pakovoja ten po krepšiu ir taiso savo komandos netikslų metimą. O Pažarausko niekas negali sustabdyti kol kas šios dienos rungtynėse. Greitajame puolime naudojasi savo stipriaisiais ginklais Vilkaviškio Perlas. Pažarausko 18 taškas kol kas šios dienos rungtynėse ir tie patys 3 taškai skiria komandas likus žaisti kiek daugiau nei 6 minutės. Subotkevičius iš toli, meta netaikliai, ten pražanga fiksuojama, atrodo Giedriui Stankevičiui bus. Ar Ignui Juškevičiui? Tomo Pačėsą čia dabar pakeis Robertas Kelečius. Taip pat aikštelėje pasirodo ir Pavlo Karasov.
bei Dominikas Domarkas vietoj Tomo Galecko. O ten prieš tai fiksuota pražanga buvo prieš Igną Juškevičių. Kovojo dėl kamulio, taigi pratęs savo ataką Kauno rajono Omegos ekipa. 14 sekundžių tai atakai. Čia gan rizikingas perdavimas, tačiau svarbiausia tikslą pasiekė jis. Dominikas Domarkas. Šarūnas Vasiliauskas. Spaudžiasi čia gynyboje Railiai su Pažarausku ir tas pasiteisina. Mantvydas Žukauskas ten su kamoliu triumfuoja, kadangi fiksuojama Roberto Kelečiaus pražanga. Trečioji asmeninė žaidėjų ir antroji komandinė ketvirtajame kėlinyje Omegos ekipai. Ir nepavyko Omegai sumažinti savo atsilikimo, galės jį padidinti dabar Vilkaviškio Perlas. Pažarauskas, Railiai, nesiryžta metimui čia, McBride'as. Pažarauskas, drasko šiandieną jis savo varžovų gynybą, fiksuojama čia pražanga Šarūnui Vasiliauskui. Komandos draugai padeda atsistoti Šarui. Nužvelgia Šarūnas Vasiliauskas. Rungtynių arbitrus nenorėdamas sutikti su šiuo arbitrų sprendimu. Ketvirtoji asmeninė pražanga Šarui. Vietojo į aikštelę grįžta Tomas Galeckas ir 14 sekundžių Perlo atakai. Pažarauskas. Railiai. Atgal Pažarauskui. Įmetamas kamuolys Giedriui Stankevičiui žaisti prieš Karasovą. McBride'as. Tarp 4 varžovų ten išsirango McBride'as. Ir techninė pražanga yra baudžiamas Giedrius Kurtinaitis. Atrodo, nori kamuolio varimo taisyklės pažeidimo. Čia vyriausiasis Omegos treneris ramina jį. Asistentas Donatas Mikulevičius. O McBride'as gali padidinti savo komandos pranašumą 1 tašku, mesdamas baudos metimą. Nepataiko tiesa McBride'as, lieka tie patys 5 taškai, kurie skiria komandas. Ir minutės pertraukėlės dabar prašo Giedrius Kurtinaitis. Giedrius Kurtinaitis paprašė savo komandos minutės pertraukėlės ir pasižiūrėsime, kągi pavyko sukurti per tą minutę aikštelę šeimininkams. Tomas Galeckas su kamuoliu. Kelečius Dominikui Domarkui. Kelečius ten prašo prie žemestį Pažarausko kamuolio, jo negauna su Botkevič. Galeckas kokį bloką gauna nuo Mantvydo Žukausko ir dabar jau Žukauskas greitajame puolime. Apačioje fiksuojama pražanga. Žukauskas norėtų, jog tai būtų 2 baudų metimai, tačiau tai tik 4. Komandinė pražanga Omegos ekipai, 3 asmeninė Tomui Galeckui. Ir viskas čia gan neblogai baigėsi dar aikštelė šeimininkams, kadangi Žukauskas tikrai ten galėjo pelnyti taškus. Pabėgęs į greitąjį puolimą, Pažarauskas, Žukauskas. Pažarauskas. Prieš Subotkevičių, Pažarauskas prieš aukštesnį varžovą. Turi drąsos šis vaikis žaisti tikrai ir meta taikliai. Titas Pažarauskas visiškai dominuoja 4 kėlinyje. 20 jo taškas. Kaip jau minėjau, ir praeitose rungtynėse Titas Pažarauskas žaidė tiesiog fantastiškai. 23 jo taškai tada, jau 20 šiose rungtynėse. Ir gilėja Omegos Tauro LSU komandos duobė 7 taškais. Jie atsilieka kol kas, reikia kažkokių sprendimų puolime. Taip pat ir gynyboje. 4 kėlinyje kol kas tikrai geriau atrodo Perlo ekipa. Jie šį ketvirtį laimi rezultatu 14-7. Tomas Galeckas. Kelečiaus užtvara Galeckui. 2 prieš 2 žaidžia čia šis tandemas. Nebloga atrodo metimą išsimetė Tomas Galeckas, tačiau lyg užsirišęs krepšys 4 kėlinyje. Omegos žaidėjams McBride'as. Žukauskas kerta ten po krepšiu, Pažarauskas, Railiai prieš
prieš Karasov, kaip lengvai vienu judesiu apgauna savo oponentą Riley. Ir jau 9 taškai skiria komandas. Dominykas Domarkas. Karasov, Subatkevič į kairę pusę, vienas pats prieš Riley. Riley bandė ten pasiekti oponento mestą kamuolį, to padaryti nepavyksta ir labai reikėjo šių taškų aikštelės šeimininkams. Kiek mažiau nei 4 minutės lieka žaisti iki 4-ojo kėlinio pabaigos. McBride'as, Riley. Niekur neskuba kol kas Perlas, Stankevičius. Prieš Subatkevič meta netaikliai, reikia atkovoti kamuolį Omegai, to padaryti atrodė nepavyks vienu metu, tačiau Riley traukdamas kamuolį ten iš užribio mina galinę liniją. O Omegos ekipos gretose į aikštelę grįžta Ignas Juškevičius ir Šarūnas Vasiliauskas. Šaras su 4 pražangomis. Reikės jam pasisaugoti gynyboje, tačiau klausimas, ar dar yra čia kur saugotis. Varžovai žinoma žino, kad Šaras turi 4 pražangas. Ir būtų protinga jį atakuoti. Dominykas Domarkas meta iš toli ir braukia savo komandos atsilikimą iki 4 taškų. Žukauskas. Ilgai nesiskiria su kamuoliu Žukauskas. Stankevičiaus užtvara čia labiau užtvaros imitacija. McBride'as reikia spaustis po krepšiu. Kol kas nieko nesusikuria. Perlas ir žingsniai fiksuojami. Kaip apmaudžiai klysta čia Vilkaviškio Perlas. Reikės grįžti dirbti dabar į gynybą jiems. 4 taškai skiria komandas. Lieka žaisti nepilnos 3 minutės. Domarkas. Oi, kaip lengvai čia įmetamas kamuolys Ignui Juškevičiui ir braukia per pusę savo komandos atsilikimą jis ir priverčia Šarūną Zablockį prašyti jau savosios minutės per tas. Tačiau tikrai be galo gražios 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės šį šeštadienį. Kaip greitai viskas kinta šiandieną čia aikštelėje. Dar prieš 1,5 minutės Perlo krepšininkai turėjo 9 taškų persvarą, tačiau dabar jau vos 2 taškai skiria komandas. Giedrius Stankevičius pats meta ir pats kovoja dėl kamuolio. Tačiau ką fiksuoja rungtynių arbitrai? Nepastebėjau, kokį gestą dabar parodė rungtynių teisėjai. Ignas Juškevičius, žinoma, norėtų pražangos ten prieš save. Kovojo dėl kamuolio. Pasitarti reikia visiems 3 rungtynių teisėjams. Šiokia tokia pauzė šiose rungtynėse. Na, dabar jau klysti negalima, reikia teisingus sprendimus priimti. Ir fiksuojamas ginčas, kas reiškia, jog su kamuoliu liks svečiai iš Vilkaviškio. Ir jie savo atakai turės 14 sekundžių. Neturėjo aiškaus sprendimo rungtynių arbitrai, fiksuojamas ginčas ir turbūt tokiu atveju tai yra sąžiningiausia. McBride'as prieš Kelečius. Atsikeičia dabar ginamaisiais, Kelečius šiek tiek pameta, Riley nesusikalbėjimas gynyboje, laimiai nenubaudžia čia legionierių savo oponentų, tačiau kaip kovoja Giedrius Stankevičius šiose rungtynėse. 8 jo atkovotas kamuolys, dabar jis pats veržiasi po krepšiu, metimas netikslus ir šansas Omegai lyginti rungtynių rezultatą, o galbūt net ir persverti jį. Subatkevič, Šaro netikslus perdavimas ir jį perima Titas Pažarauskas. Dabar jau niekur nereikia skubėti. Perlo ekipai reikia sužaisti iki gero metimo. McBride'as. Pažarauskas. Prieš Subatkevič. Vėl į kairę pusę. Pažarauskas ir dar 2 Pažarausko taškai. 22. Tito Pažarausko taškas. 19 ir surinkęs Giedrius Stankevičius. 17 McBride'as. Tai yra 3 Perlo lyderiai, kurių dėka
4 taškų persvara, likus žaisti minutę ir 21 sekundę turi svečiai iš Vilkaviškio, čia pražanga fiksuojama Mantvidui Žukauskui, 4 komandinė ir 3 asmeninė jam, 14 sekundžių lieka aikštės šeimininkų atakai. Ignas Juškevičius priima kamuolį, grąžina jį iš karto Dominikui Domarkui. Domarkas. Nepataiko iš toli čia Robertas Kelečius, tačiau kamuolį ima Ignas Juškevičius. 10 kamuolį atkovoja jis ir fiksuoja šiuo atkovotų kamuoliu dvigubą dublį. Tačiau dar viena klaida ir likus minutei su kamuoliu yra Vilkaviškio Perlas. Grupinis pirkimas LT turi jie 4 taškų persvarą ir iniciatyvą yra savo rankose šiose rungtynėse kol kas. Privalo apsiginti aikštelę šeimininkai, kitaip jų šansai laimėti šias rungtynės bus tikrai migloti. McBride'as iš toli netaikliai, Riley ima kamuolį puolimi. Vėl McBride'as. Žukauskas, Pažarauskas iš toli. Netaikliai meta jis ir čia Trono Riley išeina kamuolys. Reikės greitų sprendimų dabar Kauno rajono Omegos tauro LSU ekipai. Tomas Galeckas yra keliamas nuo suolo, keičia jis Dominiką Domarką. Vasiliauskas. Reikia greitos atakos ir svarbiausia rezultatyvios Omegai. Subotkevič veržėsi. Praranda kamuolį Omegos krepšininkai ir tai atrodo jau yra viskas. Šios dienos rungtynėse kyla iš savo vietų Vilkaviškio. Čia susirinkę Vilkaviškio aistruoliai. Perlas, skanduoja jie. Atrodo visas rungtynės turėjo iniciatyvą savo rankose. Aikštelė šeimininkai 4 kėlinyje sulūžo. Ir atsitiesti nebesugebėjo. Čia labai netikslus Mantvido Žukausko metimas nuo baudų metimų linijos. Antrasis taip pat netikslus. Galeckas. Čia fiksuojama pražanga greitajame puolime, bus 2 baudų metimai. Penktoji Bryso McBride'o pražanga šiose rungtynėse, priverstinai turi palikti aikštelę šis legionierius, vietoj jo Modestas Žaunieriūnas. Tomas Galeckas gali sumažinti savo komandos atsilikimą, na ir tuomet bandyti perimti kamuolį reikėtų, tačiau deja Galeckui nepavyksta pataikyti pirmosios baudos. Pakartot, šaukia Vilkaviškio fanai. Tomas Galeckas nudžiugina juos, nepataikydamas ir antrojo metimo. Kaip triumfuoja čia Titas Pažarauskas, o svečiai iš Vilkaviškio. Vilkaviškio Perlas grupinis pirkimas LT laimi šias rungtynės rezultatu 89-85 ir išsiveža pergalę iš